Labą dieną. Tai aš tik noriu pasakyti, kad, žodžiu, aš kalbėsiu apie operos ir baleto teatrą, bet aš jame nedirbu, nors gana ilgai dirbau, bet nedirbu, o šiuo metu esu susijusi su juo tuo, jog nuo 2006 iki 2016 metų buvo organizuojamas tokias operos kritikų konferencijos ir pernai tą tradiciją atgimė ir, žodžiu, aš toliau jas organizuoju ir šiais metais organizuosiu, jeigu ką, todėl čia ir esu tarp kritikų. Preliminariai rugsėjo 25 dieną, galbūt informacija jūs pasieks, čia dar kol kas neoficiali informacija ir tai bus, kadangi rugsėjo pradžioj įvyks Žibuoklės Martinaitytės Apversta tikrovė opera premjera, kurią turėjo statyti Robertas Wilsonas, bet, na, jis, kaip žinome, negalės jos pastatyti, bet, žodžiu, tas bus pastatymas pagal jo kažkokias galbūt eskizus idėjas, dar nežinia kaip, bet čia tokia kol kas tokia įžanginė informacija, kaip sakant, mano sąsajos, sakykime, su jūsų bendruomenė. O dabar tas pranešimas, mano toks labiau gal istorinis labiau, apie operos ir baleto teatrą po 90 metų, tarp meninių siekių ir socialinės tikrovės. Ir galbūt kažkaip man čia nepereidinėjo. Va, gerai. Tiesiog iš pradžių tokia informacija, kadangi kalbam apie tos 90 metus, tai pirmiausia gal nuo to, kaip keitėsi pavadinimas. 90-ais iki tol teatras nuo 44 iki 90 metų vadinosi LTSR, Valstybinis operos ir baleto teatras arba Darbo Raudonosios vėliavos akademinis operos ir baleto teatras. Kaip žinia, apskritai nacionalinė opera įkurta 1920 metais. 90 metais pasivadino Lietuvos opera, nuo 90 iki 98 buvo Lietuvos operos ir baleto teatras, o nuo 98 metų jau teatrui buvo suteiktas nacionalinio teatro statusas. Dabar per tą laiką, kas buvo vadovai. Tai 90 metais savo ilgalaikį vadovavimą pabaigė Virgilijus Noreika, nuo 91 iki 95 metų tai buvo kompozitorius, na ir toks jau vėliau kultūros administratorius, sakykime, Juozas Širvinskas. 95-97 metais dirigentas ir vyrdirigentas, žinomas dirigentas Jonas Aleksa. 97-99 metais Kęstutis Minderis, jis buvo su menu nesusijęs žmogus, tiesiog, sakykime, na, irgi kaip administratorius, na, iš tos srities. 99-2001 metais kompozitorius pianistas Julius Andrejevas, 2002-2017 metais pianistas ir kultūros vadybininkas Gintautas Kėvišas, nuo 17 iki 2018 metų vėl vadybininkas toks, na, su menu nesusijęs žmogus Sigitas Žutautas, tada nuo 2018 iki 2023 metų dainininkas Jonas Sakalauskas, 23-24 metais laikinai ėjo pareigas Audrius Kundrotas, kuris dabar yra pavaduotojas generalinės direktorės, ir nuo 24 metų muzikologė, kultūros vadybininkė Laima Vilimenė. Na ir dabar jau einant prie to repertuaro, tai jei pažvelgtume į repertuarą pirmuoju dešimtmečiu, tai yra iki maždaug 2002-2003 metų, čia tegu dar būna, tai iš esmės buvo tęsiama tokia ankstesnė, galima sakyti, repertuarinė politika ir linija. Ir iš tikrųjų tie 90-ieji metai lūžių jie netapo. Teatras be abejo reagavo į aktualijas, sakykime, 1990 metais buvo pastatyta tokia istorinė Jurgio Karnavičiaus opera Gražina pagal Adomą Mickevičių tarpukariu sukurta. Taip pat su Čikagos lietuvių opera Amilkarės Ponkielį lietuviai buvo rodoma Čikagoje. Čia Vilniuje vienas spektaklis parodytas, čia yra nuotrauka iš to spektaklio centre Virgilijus Noreika. Bet iš esmės statytojų spektaklių kūrėjų komandos statytojai liko tie patys. Per tą laikotarpį, tą paskutinį dešimtmetį, daugiausiai spektaklių sukūrė jau ir iki tol dirbę režisierius Eligijus Domarkas ir scenografas Henrikas Ciparis. Dirigentai Vytautas Viržonis, Jonas Aleksa, iš vyresnių dar dirigavo taip pat Rimas Geniušas.
Ir aišku, tą lėmė viena vertus ta vadinamoji etatų sistema, tai buvo ir režisierius, pavyzdžiui, ir scenografas, vyr režisierius ir scenografas teatro, tai buvo etatiniai darbuotojai. Na, o repertuaras tai buvo, vadinkime, klasikinis operos kanonas, Verdi, Puccini, Gounod ir panašus autoriai. Ir iš esmės suformuotas dar Valstybės teatre Kaune, na ir apskritai toks klasikinis operinis repertuaras. Ir vėlgi, naudojantis konferencijos pavadinime pateikta ta dichotomija konservatyvu, vice versa liberalu, tai šią liniją galima apibūdinti kaip konservatyvę repertuarinę liniją ir sykiu galima sakyti, kad buvo išlaikytas meninis tęstinumas. Ir ta linija, ji turėjo savo šalininkų, savo publiką ir savo kritiką, ir kuri vėliau, kritika, ta reiškia kritika, jau atsiradus radikaliau kitokiems pastatymams, save pozicionavo kaip tuos, kurie žino, kas yra tikroji opera. Būtent ta konservatyvioji kryptis buvo suvokiama ir galbūt iki šiol suvokiama kai kurių, kaip ta tikroji opera. Dabar klausimas, kodėl po 2000-ųjų įvyko pokyčiai pastatymo estetikoje, repertuare. Taigi visi žinome teiginį, kad po 90-ųjų teatrai ištuštėjo, arba tuo metu teatrai ištuštėjo, nes žmonės tuo metu ėjo į gatves ir ten vyko didysis gyvenimo teatras, galima sakyti. Tačiau galbūt mažiau eskaluojamas faktas yra tas, kad po 90-ųjų drastiškai krito tas vadinamasis BVP. Iš tikrųjų buvo ekonominė duobė, teigiama, kad iki 50% krito tas BVP. Ir aišku, šitas pokytis lėmė procesus, kurių dalis visų, čia mūsų esančių buvome liudininkai, tai yra tas nusikalstamumas, nesaugumas, agresijos padidėjimas, savižudybės, nužudymai ir panašiai, žodžiu, ekonominiai bankrotai. Dar galime prisiminti 2000-uosius ir Rusijos krizę, kuri irgi paveikė Lietuvos ekonomiką. Ir štai visame šiame kontekste tie potencialūs žiūrovai, potencialiems žiūrovams, žmonėms, aišku, pirmiausiai rūpėjo išgyvenimo klausimai, ekonominiai. Ir sumažėjusių įplaukų ir padidėjusių išlaidų kontekste bilietas į teatrą jau turbūt nebebuvo prioritetas, sakykime, statistiniam tam vartotojui. Na ir teatras pats savaime, aišku, buvo socialinė struktūra, kur dirbo žmonės ir jiems taip pat reikėjo kažkaip iš kažko išgyventi. Ir štai tuomet, 2002 metais, teatro direktoriumi paskiriamas Gintautas Kėvišas, kuris reprezentavo jau visai kitokį požiūrį į teatro vadybą ir patį operos meną. Ir, sakykime, jis atėjo su gerokai liberalesnėmis, laisvesnėmis ir vakarietiškesnėmis idėjomis. Čia tame kontekste politinių visų čia, žodžiu, debatų galima prisiminti, kad jis pats, bent jau aš radau tokią informaciją, buvo ir Liberalų sąjungos narys, taip pat buvo kultūros ministras ten labai trumpai iki tol. Ir senųjų teatralų akise, metaforiškai kalbant, jis, greičiausiai įkūnijo tokį naują lietuvio tipą. Čia aš tokią metaforą sugalvojau. Jis labai aktyviai mezgė ryšius su tuometiniais verslo atstovais, tą pradėjo dar Vilniaus festivalyje iki šiol rengiamame. Ir šiaip jau užsiėmė visą tą veiklą teatro ir visuomenės, arba tik, sakykime, teatro ir verslo suartinimo, kuri šiandien, kaip ir atrodo savaime suprantama teatro vadybininkams, man atrodo, bet tada tai buvo tokia naujovė. Kita vertus, 20-ojo amžiaus paskutinis dešimtmetis, tai buvo vadinamojo režisūrinio teatro atėjimo į operą laikas. Tai reiškia, kai ne tiesiog dainuojama ir grožimasi nuostabiais balsais, bet atsiranda lūkestis, kad scenoje turi ir kažkas įvykti, kad nustebinti, patraukti dėmesį. Ir, ši kryptis, aišku, turėjo pasiekti ir Lietuvą, jo labiau, kad aš manau, Lietuva niekada nebuvo teatrinių užkampių. Ir atkeliavo jis ir iki mūsų operos. Kontekstui pasakysiu, kad tas režisūrinis teatras, jis, kaip čia pasakius, tie dramos režisieriai, jie aišku atėjo į mūsų operą, ne 2000 kažkelintais, o anksčiau jie yra statę spektaklius, o taip pat tiesiog galima pasakyti, kad pavyzdžiui, irgi dėl konteksto,
kad labai panašiu metu Latvijos nacionaliniai operai taip pat pradėjo vadovauti toks labai provakarietiškas, liberalių pažiūrų, aktyvus vadybininkas Andrėjus Žagaras, kuris labai panašiai, kaip ir mūsų Gintautas Kėvišas, vadovavo teatrui apie 15 metų ir abu savo karjeras teatre baigė tokiais viešais skandalais. Žodžiu, čia galbūt, nežinau, visuomenės mokslų galbūt galėtų išanalizuoti mokslininkai, kaip čia ir kas ten. Tačiau grįžtant prie operos repertuaro ir režisūrinio teatro tendencijų, verta paminėti, kad jau 92 metais Jonas Vaitkus su Dalios Mataitinės scenografija ir kostiumais pastatė Giuseppės Verdi operą Nabukas, dirigavo anuomet jaunesnės kartos perspektyvus dirigentas Gintaras Rinkevičius, tai buvo Juozui Širvinskui vadovaujant. 93 metais ta pati komanda, ne ta pati, bet Vaitkus, Jonas Arčikauskas ir Gintaras Rinkevičius inscenizavo Antonino Dvoržako Requiem. Ir tuomet 97 metais, galima sakyti, trinktelėjo Jono Jurašo pastatyta Verdi Aida su Adomo Jacovskio scenografija ir Aleksandros Jacovskytės kostiumais. Dirigavo tuo metu teatrui vadovavęs Jonas Aleksa ir kiti dirigentai. Ir Jonas Aleksa turbūt ir pakvietė Jurašą į operos teatrą. Jei neklystu, tai buvo Jurašo pirmasis pastatymas operoje. Tačiau pats spektaklis jau tos muzikinės visuomenės buvo priimtas labai nevienareikšmiškai. Jurašas, pavyzdžiui, įvedė papildomą personažą, scenoje vaikščiojo pats Verdis kompozitorius, finaliai iš aukštybių buvo leidžiamas į sceną fortepijonas ir recenzijose ten ir kuluaruose, žodžiu, buvo nerimaujama dėl dainininkų, kad ant jų tas fortepijonas neužgriūtų. Vienu žodžiu, Jurašo fantazija nebuvo suprasta. Ir dabar taip svarstant, kodėl, pavyzdžiui, Vaitkaus pastatymas nesukėlė kažkokio tai tokio ažiotažo, o Jurašo sukėlė. Tai viena vertus galbūt dėl to, kad pati opera Nabukas, kurią statė Verdis, tai jinai tada 92 metais Lietuvoje buvo pastatyta pirmą kartą ir jinai nebuvo labai gerai žinoma kaip kūrinys. O Aida visiems buvo labai gerai žinoma, statyta ne kartą. Ir aišku, visi žinojo ne tik kaip jinai turi skambėti, bet ir taip pat kaip jinai turi atrodyti. Ir galbūt suveikė ir tai, čia mano tokie, kaip sakant, privatus pasvarstymai, kad galbūt, kai Jurašas, kai jis vis dėlto atvyko po ilgametės emigracijos ir tam mūsų teatro ratenais nebuvo savas, o Vaitkus vis dėlto buvo labai gerbiamas režisierius, tai galbūt ir tas suveikė. Ir kita vertus, kaip jau minėjau, estetiniai karai operoje dažniau kildavo tuomet, kai būdavo statomi geriausiai žinomi veikalai. Pavyzdžiui, kai 2011 metais Eimuntas Nekrošius pastatė Giuseppės Verdi Otelą, mano kolegė miela Jūratė Katinaitė 7 Medo dienose rašė straipsnyje iškalbingų pavadinimų Gaila muzikos. Jinai rašė: kodėl talentingi ir patyrę dramos režisieriai imasi statyti operas? Atsakymas turėtų būti, nes myli operą. Tačiau dažniausiai nulėmė smalsumas išbandyti naują teatrinę formą, nes jie myli teatrą. Tuomet atėję į spektaklį žiūrovai labai greitai pajunta, myli ar nemyli režisierius operą ir kur link nuvedė smalsumas. Jei režisierius nejautrus muzikiniai dramaturgijai, jis pasitelkė savo įdirbį ir ima statyti dramos spektaklį, kurį trikdo du neparankus veiksniai. Iš orkestrinės sklindanti muzika, kurios nei pagreitinsi, nei sulėtinsi, ir artistai, kurie priešingai nei dramos teatre daug ko negali, nes turi dainuoti. Žodžiu, aišku, kokia čia nuomonė. Tačiau, kai Eimuntas Nekrošius 2007 metais, šiek tiek anksčiau, statė Richardo Vagnerio operą Valkyrija, ir tai buvo pirmas šios operos pastatymas Lietuvoje, reakcijos, sakykime, buvo minkštesnės. Ir, aišku, galima svarstyti, kad tie spektakliai objektyviai buvo nevienodi, tačiau faktas turbūt yra ir tas, kad jei paliečiamas, vadinkime, tas šventasis toks repertuaras, pavyzdžiui, Verdi Traviata, Otelas, Aida ir panašiai, reakcijos būna aštresnės. Ir čia aš pacituosiu muzikos kritikę Živilę Ramoškaitę, kuri rašė apie Valkyriją.
Man šis spektaklis kaip visuma kartu su Vagnerio muzika buvo tikrai įvykęs, jaudinantis, o kartu ir sujudinęs protą, pateikęs netikėtumų ir nesyk privertęs džiugiai nustebti. Pasirodo, dar vis įmanoma rasti netikėtumų ir kartu įtikinamų sceninių sprendimų, kurie nėra išgalvoti ar sukonstruoti. Taigi, kodėl paveikė ir jaudino šis spektaklis? Manau, svarbiausia dėl to, kad jis labai emocionalus, iš tiesų adekvatus Vagnerio muzikos emocionalumui. Taigi, ir įdomu tai, kad tiek, pavyzdžiui, Živilė Ramoškaitė, tiek Jūratė Katinaitė, sakykime, nepriklauso labai tokių, labai, sakykime, liberaliai nusiteikusių kritikų ratui, mano nuomonė. Jos visgi dažniau demonstruoja tokia ištikimybės tikrosios operos vertybėms pozicija, tokiam galbūt šiek tiek konservatyvesniam žvilgsniui operą, bet vienos nuomonė tokia, kitos tokia. Galima būtų minėti ir kitus pastatymus, kurie liudijo naujos estetikos atėjimą į operą. Tačiau, tarp jų, pavyzdžiui, galima paminėti Gintaro Varno statyta Piotro Čaikovskio Pikų dama su Martos Vasiliūtės scenografija. 2000 metais buvo parodytas operos eskizas, tada tai buvo toks labai naujoviškas formatas, premjera įvyko 2001 metais. Komanda pelnė Kristoforą. Taip pat 2003 metais Varnas su Jūrate Paulėkaitė ir Juozu Statkevičiumi pastatė Verdi Rigoletą ir šitą darbą pelnė Auksinį scenos kryžių. Žodžiu, labai gerai tie spektakliai buvo priimti. Bet vis dėlto grįžkime į tuos 2003 metus, kai, sakykime, prasidėjo labai kryptingas teatro, aš tai pasakyčiau, Drang nach Westen. Čia aš pasinaudojau Šarūno Nako, kaip tik tais metais sukurto kūrinio pavadinimo, toks žygis į vakarų pastatymų stilių. Prasidėjo koprodukcijos, spektaklių perkelimas, teatras įstojo į tarptautinę atlikėjų menų draugiją, asociaciją Opera Europa. Aišku, verta prisiminti, kad tais metais Lietuva apskritai labai norėjo ir siekė narystės Europos Sąjungoje ir 2004 metais mes tapom tais nariais. Taigi, 2006 metais buvo pastatyta Giacomo Puccini opera Madame Butterfly su Antoni Mingelos režisuota, tai buvo koprodukcija su New Yorko Metropolitan opera ir Anglijos nacionalinė opera, žodžiu, labai gražus pastatymas, iki šiol vyksta, galima pažiūrėti, bet aš norėčiau susikoncentruoti į tais 2006 metais pastatytą Richardo Štrauso operą Salomėja ir į 2008 metais inscenizuota Modesto Mussorgskio Borisą Godunovą. Tai du spektakliai, kurie tada sulaukė labai tokias, ne tik šitie, bet šitie būtent sulaukė tokio aštrių reakcijų. Salomėjos atveju tai buvo pirmasis šios 1905 metais sukurtos operos pastatymas Lietuvoje. Statė amerikiečių operos režisierius Davidas Oldenas, scenografas Polas Steinbergas, dirigavo irgi kviestinis dirigentas Jacekas Kaspšikas. Ir Oldenas Salomėja vyko neįvardintame Rytų Europos komunistinio autoritaro dvare 20 amžiaus viduryje. Scenoje ryškiai švietė penkiakampė žvaigždė, po sceną vaikščiojo kareivėliai tokie plius minus tarybinėmis uniformomis, o scenos apipavidalinimas, ta ornamentika, jinai buvo aiškiai inspiruota paties teatro dekoratyvinių interjero elementų. Ir kitaip tariant, labai ironiškas pastatymas, tarsi buvo apie mus, kurie mes neseniai išėjome iš tokios panašios tarybinės komunistinės praeities. Ir iš tikrųjų šitas pastatymas nebuvo kuklus, estetizuotas, subtilus pastatymas, kaip kad, pavyzdžiui, Gintaro Varno pastatymai. Jis buvo tokios rėkiančios estetikos. Ir bendra opinija po spektaklio buvo tokia, kad štai atvyko amerikietis ir mums tarsi iš aukšto aiškina, kaip mes gyvename, kas mes tokie. Ir čia vėl pacituosiu, nes labai spalvingai rašė Jūratė Katinaitė, jos citata iš literatūros ir meno. Ne pusvalandžio totalitarinėme režime negyvenęs režisierius nesiorientuoja, kokie ženklai, simboliai ir kodai gali paveikti 10 ar 50 metų tokioje sistemoje gyvenusio žmogaus protą ir emocijas. Sovietinė praeitis mūsų kasdienybėje vis dar yra ne tiek meninių ar istorinių refleksijų, kiek publicistikos objektas. Todėl nei ilgaskverniai kagebistai, nei milžiniška raudonoji žvaigždė Salomėjoje nekelia nei baimės, nei rimties, nei matyt siekiamo groteskiško efekto.
Veikiau šie simboliai byloja apie naivų vakarietišką raudonojo maro supratimą ir dar apie šitą, apie politinį korektiškumą. Ar kuris nors lietuvis režisierius sugalvotų Niujorke statyti klasikinį spektaklį, kurio įvykius sugretintų su Watergate'o ar kitų Baltųjų rūmų skandalu. O štai Oldenas be skrupulų parodė amerikietišką socrealizmo sampratą. Na ir tokių nuomonių buvo daugiau. Bet aš manau, kad prie šito spektaklio nepriėmimo prisidėjo ir tai, kad pokyčiai pačiame teatre ir su juo susijusiuose sluoksniuose, kalbant apibendrintai Lietuvos operos pasaulyje, kuris apima dainininkus, pedagogus, atlikėjus, statytojus, kūrėjus ir panašiai, buvo priimami gana skausmingai. Ir čia norėčiau pasiremti socialinio apmaudo sąvoką. Ir šiais metais vykusioje vienoje diskusijoje politikos mokslininkė Ainė Ramanaitė išsakė mintis, kurios grįstos tyrimais, todėl aš jas pacituosiu. Socialinis apmaudas Lietuvoje yra labai susijęs su transformacijos trauma. Jei žmonės sako, kad sovietmečiu, pavyzdžiui, gyventi buvo geriau, tai nebūtinai reiškia, kad jie nori ten grįžti. Veikiau tai yra pyktis dėl to, kad niekada viešai nebuvo įvardinta ta milžiniška kaina, kurią mes sumokėjome po 90 metų, kai mūsų BVP krito 50%. Šitą kainą sumokėjome ne mes konkrečiai, mes gyvename gerai, kiti sumokėjo, kiti, kurie blogiau gyvena. Tai nėra tik ekonomikos klausimas, tai yra orumo klausimas. Ir aš čia daryčiau prielaidą, kad pokyčiai pačiame teatre tuo metu vykę tam tikrą prasme paliko už borto tai, kas buvo anksčiau ir simbolinė, ir realia profesinių kūrybinių galimybių prasme. Va čia kažkas kalbėjo apie kontraktų sistemą. Tai, žodžiu, nes jeigu kviečia užsieniečius, tai vadinasi, neduoda darbo saviems ir panašiai. Ir, žodžiu, tai negalėjo nekelti reakcijų, nes tas naujovės, jų atėjimas tarsi reiškia, kad tai, kas buvo anksčiau, tai tas vadinamasis naftalinas, tradiciniai pastatymai, žodžiu, tai yra neįdomu. Tačiau čia paminėsiu tokį įdomų faktą, kad ta, vadinkime, ankstesnioji konservatyvioji linija, ta tikrosios operos, meilės, kaip sakant, tikrai operai, sakyčiau, paradoksaliai grįžo tada, kai teatrui vadovavo Jonas Sakalauskas, va čia visai neseniai pats dainininkas, nes, pavyzdžiui, pastatymai Dzefirelį, Rigoletas, Traviata, jie buvo tokie, jau atėjo tie, kaip sakant, tradiciniai, normalūs teatriniai pastatymai. Tai va. Na ir aišku, tų likusiųjų kabutėse už borto balsų ir jų, sakykime, tai tokiai frakcijai kultūrinėje visuomenėje atstovavo suprantama ir kritikai. Ir pavyzdžiui, ir iš dalies, ir tokie gerbiami kritikai, kaip pavyzdžiui, Edmondas Gedgaudas, dabar jau neberašo, nes jau yra garbaus amžiaus, bet jis tikrai turėjo tokį didelį moralinį autoritetą ir darė įtaką jaunesniems, ir man darė, ir daug kam darė. Nors jis buvo pakankamai nuosaikus ir diplomatiškas, galbūt aršiau, kaip sakant, tiems, kabutėse atstumtiesiems atstovavo žurnalas Muzikos barai ir jo redaktorių Audronė Žigaitytė. Vėliau tos nuomonės keitėsi, viskas ten labai keitėsi, bet, žodžiu, aš kalbu būtent apie tą laikotarpį. Na ir dar vieną tiesiog labai noriu aptarti. Borisas Godunovas Musorgskio 2008 metai. Statytojai buvo iš Lenkijos. Režisierius Marijušas Strelinskis, scenografas Borisas Kudlička, beje dabartinis Lenkijos nacionalinės operos vadovas. Ir čia aš pacituosiu pati save 2008 metais gegužę žurnale Bravissimo, kurį tada redagavau, o reiškia tą visą straipsnį perpublikavo Menų faktūrą, aš rašiau. Jau nutilo aistros dėl naujojo Boriso Godunovo pastatymo, užvirusios iškart po spektaklio premjeros. Šį kartą apstulbinti netikėto reginio rašė ne tik muzikos ir teatro kritikai, bet ir tiesiog kultūrai, menui neabejingi žmonės. Iš tiesų daugelis tikėjosi scenoje išvysti istorinę Rusiją, jei netiesioginę prasme, su prabangia istorinė scenografija, tai bent jau pajusti tą nenusakomos paslaptingos rusiškos sielos gaivalą. Juk pastatytas Modesto Musorgskio iš kaulo ir kraujo rusiško kompozitoriaus veikalas, kuriame ne tik siužetas, bet visų pirma muzika alsuoja minėta dvasia.
Lenkų režisierius Mariušas Strelinskis pateikė iš esmės kitokią, sakytume, racionalią operos traktuotę, iš tiesų netitikusią daugelio rašiusiųjų lūkesčių. Ir nors tiek lenkai, tiek lietuviai regis vienodai nutolę nuo Rusijos ir jos kultūros, o kita vertus, kaip kaimynai vienodai su ją susiję, vis dėlto mes jaučiamės esą didesni Rusijos ekspertai. Ne vienas mūsų kritikų į režisieriaus pateiktą siužetą aktualinimą reagavo tiesiog kaip į šventvagystę ir aptarinėjo patį tokio sumatymo leistinumą, gal net teisėtumą meninių ir etinių požiūrių. Tuo tarpu akylai garsaus savo tėvynainio operinę karjerą stebintis lenkų kritikai, kurių išties nemažas būrys apsilankė Boriso Godunovo premjeroje, savo vertinimuose labiau koncentravosi į spektaklio kokybę, struktūrą ir panašiai. Ir statytojo sumanimo nekvestionavo. Ir čia prisiminsiu jau iš kuluarų, kad, pavyzdžiui, tame pastatyme buvo pasigendama ir Monomacho kepurės koronavimo scenoje ir panašiai, žodžiu, tokios autentikos. Ir daug ką papiktino, va čia matome, čia yra Jurodyvo paveikslas, kaip roko žvaigždės, žodžiu, su Kristaus spyglių vainiku ant galvos ir panašiai. Pats režisierius savo spektaklio idėją įvardino kaip tokį power game galios žaidimo parodymą. Na, bet tuo įdomiau dabar žiūrėti iš mūsų dienų perspektyvos į tą, reiškia, to spektaklio recepciją, nes jis parodo, kad iš ties mūsų Rusijos kultūros suvokimas ilgą laiką buvo toks labai nekritiškas. Na, ir čia dar pacituosiu, ką patys tada jau lenkai rašė apie savo tėvynainio spektaklį. Kritikė Adriana Ginal rašė: didžiausią įspūdį palieka Boriso Godunovo karūnavimo scena, primenanti po Kremliaus tribūnomis rengiamus paradus. Strelinskis savo rafinuotą pastatymą sąmoningai priešpriešina imperiniai, auksiniai ir purpuriniai Boriso Godunovo inscenizavimo tradicijai. Be to jis atsisakė lenkiško veiksmo ir Marinos Mnišek siužetinės linijos. Na, tikiuosi, jūs žinote Godunovo siužetą. Siekdamas sutelkti dėmesį į politinį žaidimą, paskutinėme veiksme perkeliama į televizijos studiją. Kitas kritikas Jacek Havriliuk rašė: Strelinskis sukūrė spektaklį Lietuvos operos ir baleto teatre Vilniuje, vienoje iš pagrindinių šalies kultūros įstaigų, kuri gali didžiuotis bendradarbiavimus su garsiais kūrėjais Francesca Zambello, Günteriu Kremeriu, Robertu Wilsonu ir kitais. Strelinskis visų pirma analizuoja valstybės valdymo metodus ir caro aplinką. Tokia Vilniuje pasiūlyta Boriso Godunovo interpretacija Rusijos prezidento rinkimų išvakarėse yra labai drąsus žingsnis, tai buvo 2008 metai. Niekam iš sėdinčiųjų salėje nekilo abejonių, kad kova už valdžią vyksta netolimame 16 amžiuje, o čia ir dabar kažkur labai arti. Na, bet buvo iš tikrųjų ir kritiškų pastabų, pavyzdžiui, vienas toks autoritetingiausių lenkų muzikos ir operos kritikų Jacekas Marčinskis Žečpospolitoje rašė, kad, žodžiu, tikėjosi iš Strelinskio daugiau, negu kad pamatė, žodžiu, galėjo daugiau, nepamatė iš čia šedevro. Ir artėjant prie apibendrinimų, tai, žodžiu, grįžtant prie tos socialinės tikrovės, verta paakcentuoti, kad, žodžiu, tai buvo šito pastatymo laikas, tai buvo 2008, pasaulinės ekonominės krizės išvakarės. Spektaklis iš tiesų nebuvo labai populiarus, o kai smogė krizė, jis nebuvo ilgai rodomas. Kalbant apie atstovavimą visuomenės frakcijoms, galima teigti, kad naujoviškesnės estetikos pastatymai pritraukdavo ir turbūt iki šiol pritraukia naujos publikos, tačiau, kaip jau buvo minėta, atbaido senąją. Formuojant repertuarų buvo ir yra svarbus balansavimo menas, galvoti ir apie plėtrą, bet ir neužsižaisti galbūt per daug naujovėmis, nes tada tos publikos mažėja. Tačiau, aišku, dabar operos teatras, kaip jau buvo minėta, ir kiti teatrai turi prabangą daryti, galima sakyti, beveik ką nori, nes poreikis gerokai viršija pasiūlą ir bilietai perkami vos nei bet ką. Ir, žodžiu, kartais nuėjus į teatrą netgi keista, kodėl žmonės atėjo į tą spektaklį, nes ten nuobodžiauja, bet, žodžiu, vis tiek perka bilietus. Ir iš tikrųjų teatras turbūt pasiekė tokį kažkada, kiek pamenu, rinkodarinį tikslą keltą, kad siekiamybė būtų pats apsilankymas teatre, kad ir koks spektaklis būtų rodomas. Tai, aišku, rodo ir ekonominį visuomenės pajėgumą ir drauge tai, kad žmonės nesijaučia atskirti
bent jau tie, kurie vaikšto į operos teatrą, to socialinio apmaudo neturi, saugumo jausmo, kaip sakant, yra daugiau. Na, o kita vertus, Nacionalinis operos ir baleto teatras šiuo metu nėra vienintelis žaidėjas Lietuvos operos lauke ir, sakykime, tos įvairios socialinės frakcijos gali rasti savo aktualių temų realizavimą ir kitur. Ar tai būtų kokia nors ar ekologinė, ar lyčių tapatybės problematika, na, bet kas yra daug ir tų įvairių kompanijų daug yra. Ir aišku, nieko naujo nepasakysiu, kad teatras ir opera yra socialinis menas, kaip sakant, par excellence, ir visada labai glaudžiai susijęs su visuomenės socialinė tikrovė įvairiais pjūviais, ne tik spektaklių turiniu, kad ten, sakykime, rodys kažkokias aktualias temas, bet ir tuo, kaip pati institucija gyvuoja tokiomis formomis. Ir dabar, jeigu man leisit, 3 minutės pažiūrėkime ištrauką iš Salomėjos. Čia bus, reiškia, 7 skraisčių šokis, kai Erodas, reiškia, prašo Salomėjos, žinot tą turbūt biblinę istoriją, kad jinai jam pašoktų tą šokį ir tada jinai gaus Jono Krikštytojo galvą, o iš tiesų, žodžiu, ten pasirodo visai ne Salomėja, pamatysit, kaip čia viskas baigėsi. Žodžiu, Salomėja bus juodai apsirengusi, jeigu ką po to. Taip, prašom. O, garsas. Bet čia tas mūsų pastatymas, tas 6 metų.
Ačiū už dėmesį.